Sveiki. Ir vėl šeštadienis. Ir vėl mes išeinam iš namų. Miško žvėrys. Užrakinam namus. Su šeimyna. Bosai šunys jau viduj. Ir varom vėl pagazuot. Ir vėl į trasą. Tik šį kartą daugiau gazuos kiti. Daugiau šeimyna, žmona. Atvažiuos Lietuvos ralio čempionas patestuot mūsų BMW automobilio. Šiaip ir principas pats pagrindinis buvo, kad važiuojam patestuot vieno BMW, kuris kitą savaitgalį Rokiškį ralį važiuos. Tai vat ir jį vairuos tas Lietuvos ralio čempionas. Tai taip gavos, kad ir pats atvažiuos pabandyti automobiliuko. Tai judam. Tai va žvakės kol šildosi. Šitą BMW-ką bandysim protestuoti. Šitas BMW-kas protestuotas, bet Vinterio nevažiuos. Tai va varysim šitą. Duosim gas. Čia buvęs Mariaus Žikelio BMW-as, mūsų Artimo gamybos. Tai vat geras BMW-kas. Galim iš tikrųjų jį ir parduoti, galim jį nuomoti, galim visaip daryti. Tai va. Ar žinojo tokį dalyką, kad kai susidedi su Giedrium Notkum, kūrą pili Vijadoje? Va taip va. Biškį pareklamuosim Giedriaus Vijadą. Tai va, iš tikrųjų kūrą pilam Vijadoje ir kūrą pilam dėl Giedriaus Notkaus. Tai va, atvykom į Tiskūnų Agro. Mūsų technika jau čia. Bet čia toks jau čia kažkaip įdomiai krauna. Nu gal ir gerai, čia keltuvą daro garantuotai. Bet čia toks jausmas, kad čia susirinko pusė Lietuvos. Čia stipriau negu vykstantis Švedijos VRC ralis. Einam greit, pažiūrėsim, kas trasoje vyksta. Va, galit pažiūrėti. Čia mašina irgi pilna. Veiksmas pilnu gazu. Tralai paruošti, šunys laukia. Oh my god. Va taip va. Čia dar mašinų pilna. Žodžiu, mažiau filmuojam, einam krauti ir duodam gazą. Nu ką, atvykom. Padangėlės pakeičiau. Va, čia su kuriuom atvažiavo. Špikai jau uždėti. Galim atskleisti paslaptį, kad čia ponas Giedrius Notkus. Sveiki, matuojamės. Matuojas sėdynę. Bliam, čia tarpsai, čia tik į vanulį įlysti. Nu, tai čia dar padidinau per vieną skylę. Bet kažkaip tilpai anksčiau, čia nepasakok. Tilps ir vėl. Sėdynės buvo sabelta, dėl to tilpau. Ai, matai, privalgo, tada nebetelpa, lankai trūkdo, sėdynės netokios. Valgyt mažiau reikia, ne? Aišku, svorį reikia mesti. Tai va, esam čia, jau bolidukas paruoštas, radau mažą bėdelę, kad kažkodėl nepurškia ant langų skystis. Gali būt, kad jį, kai pakeitėm į žemynį ir neišvarėm iš šlangutės ir šlangutė yra užšalimas. Skystis tai va, puikiausiai neužšalęs. Gali būt šlangutė irgi neužšalus, atšils gal tuoj. Tai va, tai pagazuosim, sušils, plauksis tas langas. Zapaskė netinkama. Netinkama zapaskė, bet baika čempionam nei pakenks, nei dadės. Bus kaip tik. Tai va, tai gal pirmą važiavimą padarysiu aš pats, einu ruoštis ir ką, ir pabandom pasivažiuoti, paskui žiūrėsim, ką mes čia turim. Tai va, einu ruoštis. Nu ką, derinu kamerą, ant šalmo negaliu sėdėti, nes ragan kliūna, derinu čia, neįprastoj vietoj, matysi tokį vaizdą, o mes turim svečių iš Kinijos. Halo! Tai va, čia yra Katažino svečiai iš Kinijos, tai paviešinsim, papramogausim, pažiūrėsim, ar patiks.
važiuojasi. Biškį slidinėja man tą mašiną, aišku, padangos tai tikrai nenaujos, ši padangos tai labiau dėl pavadinimo skaitau. O gerai viskas, biškį vairas, žinai, nepatogu, biškį pedalai per toli, toks nėra tokio, nu, ne visiškai jau čia man tą mašiną, bet ne dėl manęs ir susirinkom. Tai va, tai viskas gerai, važiuojam, gazuojam, žiūrim, ką turim ir pažiūrėsim, ką Giedrius pasakys išlipęs. Tai va, dabar šalmą laikau, nes Giedrius va ruošiasi šokt pralėkt ir rėkt. Bandysim. Duo gas. A čia iš tikrųjų Giedriuką. Jaunimas mūsų lekia. Opa, kai gražiai. O taip, o, važiuoja ir žmona. Jinai labai mandagi. Davai, agon, agon. Aišku, su vaiku biškį baisiau. Ateina Giedriukas, pažiūrėk. Pabėga biškį priekis, bet gražiai, gražiai, gražiai. Nu ką, aš antrą kartą pravažiavau, man gerai. Turiu progą Giedrių pakalbinti. Giedriau, tu pirmą kartą, kai važiavai, kaip tą mašiną? Geriau negu R5. Savo kamerą galėsi, aišku, teisybę sakyti, reikia kaltinti, o čia, nu taip, nu sakyk, kaip yra. Iš tikrųjų, gerai, kad atvažiavam čia, kad prisiminti, kaip tas automobilis valdosi, nes tikrai bijau dar kai kur atlaikyti gazu ir į posūkis užsistatyti, taip, žinai, tai iš antrą kartą, tai iš trečią, tai užsisuka galas pabėga, tai labai teisingai padarėm, kad čia susirinkom ir tą, kaip sakyti, treniruotė, manau, išeis į naudą. Ne veltui, ne? Ne, nes aš čia tik tai studentas. Jo. Aišku, aš mačiau, kaip tik pirmai vieną poskį labai gražiai pravarė, antrą kartą vėl žiūriu, bet biškį dar iki poskį, čia va prie Eskės užzaugnai, paskui tai, skubėkis pabėga. Jo, biškį pasibėt. Ne, tai dar nejaučiu dar, kaip tas automobilis valdosi. Bet jo, tai nėra ką norėčiau, žinai, čia šiandien ir su tokiom padangom. Sarbais valdas važiuoja, stoja, o padangos, na, aišku, negalim kaltinti padangą, ne? Ne, saka, blogam šokėjai trukda ir dygliai. Dygliai trukdo. Vso, davai. Tai dabar Giedrius veža žmoną mano, kad aš žino, žiūrėkit. Turmanas pirmas sėdi mašinoje, tai reiškia nori. Tai va, tai Giedriukas lekia su Katažina, Giedriui paskolinsiu savo šalmą. Saugom, kaip naujas. Iš tikrųjų, šitą šalmą tik Giedriui ir daviau. Niekam niekada nedaviau, nedalinu ir jūs nedalinkit šalmų, ypač tų, kur tiesiog, dalyvaujat varžybose sportinių, o yra šalmai, kurie yra dalinami, tai viskas gerai. Tai va, tai linkim jiems sėkmės, tegul pagazuoja. Šipau tai, jeigu visus suskaičiavus, iš kiek yra 4 padangose, tai gal vieną ir užtektų pilnai. Tai va, tai, bet viskas gerai, pasidalino tos šipai po padangas, tai jiem užteks.
Kadangi jo mašina namuose liko, tai nustvėrė mamos mašiną, kol mama su Giedrium Notkum važinėjasi, tai Bernardas mane vežioja su mamos mašina. Išdykauja, va. Duoda Anašė man vaizdų. Slidinėja, susukinėja, va. Va. Nes čia su paprastom padangom varom. Jėga. Net nepastebėjau, kaip diena prabėgo. Pilkiukas jau kraunas. Čia vis tik tai išdrįso dar žmona pakeravot. Notkus pavežė, parodė kaip reikia, tai sakė, aš galiu geriau, tai atsisėdo pati. Tai, ar galėtų geriau, reikia sudalyvauti oficialiuose ralio varžybose, kad susikaltų su Notkum lygiais automobiliais, mes tada galėsim nuspręsti, kas gali geriau. Juokauja, aišku, taip nesakė, bet nu tai ką, vat, jau turim, saulė leidžiasi, turim jau beveik 5 valandas ir sprogusią dieną. Tai diena, mašiniukas dar išlėkė porą ratų, o aš tada jau lauksiu į mašiniuko, keisiu ratus ir pirbėsim namo. Tai va kažkaip taip, žinai. Tai ačiū, kas buvot, ačiū, kas žiūrėjot, ačiū Tiskūnų Agro už trasą, ačiū už gerą laiką, šiandien buvo čia didžiulė šventė, daug mašinų, daug incidentų, pasidaužė chebra, kas be buferių, kas be galinių buferių, čia žodžiu visko buvo, kaifavo chebra nerealiai, tai ačiū žiemai, kad atėjo tas bent toks šaltukas ir leido mum pakaifot ir ką, laukiam kito savaitgalio ir varom į Winter Rally Rokiškis. Tai va, tai ačiū jum, lekiam namo ir iki greito.